Manau, kad organizacijos labai aiškiai suprato, kad investuoti reikia į vidinės kompetencijas ir geriausias mokytojas yra visada šalia, tai yra tavo vadovas. Nes išorinis lektorius niekada nesugebės padaryti tiek, kiek gali padaryti brandus, mokantis auginti vadovas. Tai vat vidinė lyderių akademija, viduje organizacijos, aš manau, yra labai labai svarbus kompetencinis pranašumas kiekvieno organizacijoje. Laikas pinigai. Ir kuo aukštesnė pozicija, tuo tas laikas yra brangesnis ir žiūrint į vadovų studijas apskritai, globaliai tendencijas, tai jos yra suzipinamos, jos trumpėja. Tai sakyčiau, tiek 4 mėnesiai, tiek, 10 mėnesių, kiekviena įmonė galima adaptuoti savo tempą. Sakyčiau, yra labai geras toksai kaštų naudos prasme laiko investicija, kai turi mintyje, kad yra nuosavas universitetas. Kadangi kultūra yra labai toks svarbus elementas organizacijoje ir manyčiau, kad nuo organizacinės kultūros būtent priklauso tas lyderystės stilius. Kokia bus ta lyderystė? Nes šiai dienai lyderystė yra labai įvairi ir įvairių lyderių tikrai reikia mums. Ir manau, kad organizacinė kultūra tai yra toks pagrindinis dalykas, kuris įtakoja tą lyderystės stilių. O klubas nuo mokymų serijos ir skiriasi kuo kultūra. Nes klube turi būti ne tik tai daug žinių ir kompetencijų centrų, bet ir faina būt. Tai labai norisi ir ugdyti ir kurti tą klubinę veiklą arba buvimo kultūrą, kad tarp vadovų nuolatos užsimegztų dar didesnis ryšys. Tai turim ne tik tai kompetencijų nunešimo misiją, bet dar antrą paralelę, ne mažesnę misiją - suburti gerą chebrą. Sakyčiau, priklauso nuo įmonės dydžio, priklauso nuo to, kiek yra vadovų, kiek yra talentų ir kai kuriais atvejais galima tikrai įtraukti ir visus vadovus, ir būsimus vadovus, ir talentus, tos aukšto potencialo darbuotojus į tą patį klubą ir stengtis padaryti taip, kad tai iš tikrųjų būtų besimokanti vadovų kultūra organizacijos, paskui kaskaduojasi tas besimokančios organizacijos visa ta kultūra visiems kitiems. Bet kitais atvejais, ko gero, reikės galvoti apie kelis klubus. Top vadovų klubas ir galbūt tada vidurinės grandies vadovų klubas ir galbūt tada, būsimų vadovų klubas, priklausomai nuo organizacijos dydžio, apimties ir to, ką organizacija mato ateityje. Šito projekto, šito klubo lankstumas yra vienas iš išskirtinumų. Ką ir Mantas sako, gali būti vidutinės, aukščiausio lygio vadovų grupės, gali būti mažesnės, didesnės, gali vieni vadovai mokytis daugiau, kas jiems būdinga, nes universitetas, kuo jisai yra išskirtinis, kad jis turi bele kaip daug kompetencijų, įvairiausių. Reikia finansų kompetenciją gilinti, prašau, reikia marketingo, prašau, reikia strateginės kompetencijos, prašau. Tai modelių yra labai labai daug, visi praktiniai ir tiek pat teoriški, tiek pat praktiški. Bet kiekviena organizacija gali pasirinkti tų modeliukų ir dėliotis tą puzlį, koks jai geriausiai reikalingas. Tiek pagal apimtis, tiek pagal temas. Tai unikalumas ir yra tam lankstume. Tai pirmiausiai vadovas ir jo komunikacija, būrent komandą ir čia daug visokių subtemų. Tada labai labai svarbu ta kultūrinė dalis, ar ne? Tada vadovas kaip ugdantysis, ar ne? Ir, sakykime, vadovas komunikacijos arba žinutės nešėjas. Nes šitie dalykai labai labai svarbu komunikuoti. Žinot, kas tu, tada mokėt ugdyti kitus, organizaciją kurti ir ugdyti žmonės. Nu, va, čia labai labai svarbios tos tokios. Didelėms arba dabar didelėms arba ambicijomis didelėms komandoms, vadovų komandoms, kurios nori judesio, nori pokyčio ir nori aukštų rezultatų. Ačiū. Laura? Aš sakyčiau įmonėms, kurios ieško praktiškumo, praktinių dalykų, ne akademinių dalykų, nes kuriuos jau jie įsigijo bakalaurę, magistrę, bet toms įmonėms, kurios ieško praktiškumo ir tikrų įrankių, kurie veikia. Aš užbėgsiu Rimata už akių, nes labai noriu, kad būtum paskutinė, kurio pridėtum tą ranką. Mano linkėjimas tai būtų įmonėms, kuriuose vadovai jaučiasi vieniši, nes jie visada jaučiasi vieniši ir to klubo
savų, ar ne, tikrai labai labai norisi, tai aš linkėčiau toms įmonėms, kuriuose yra labai skirtingus dalykus darantis žmonės, kad jie pasijaustų irgi komanda. Tavo Rima. O man turbūt atrodo, kad svarbiausia, kad organizacija nesustotų augti. Tai tom organizacijom, kurios nori ugdyti vidinę kultūrą ir tiki žymiai labiau, kad žmonių vertybės yra žymiai svarbiau negu rezultatas, nes rezultatas visada yra pasekmė. Ar norite šito vidinio lyderių klubo pas save? Vilniaus universiteto verslo mokykla jį jau jums siūlo, jūs tik tai susisiekite su mumis ir štai, matote lektorius, kurie pas jūs atvyks.